Sveiki, šiandieną kuriu serverio monitorio pamoką. Šiuo atveju kursiu SAMP serverio. Gerai, spaudžiame File, New, pasirinkime 250 pikseliais. Background contact white. Spaudžiame OK. Tada einame į paveikslėlį, spaudžiame Ctrl+J. Duplikuojasi lapas, tada spaudžiame Ctrl+T, kad jį sumažinti. Susimažiname iki jums reikiamo dydžio. Pasiėmėme Move toolą ir tada nusmėme į čia. Pasirinkate, kuris vaizdas jums geriausias, man šiuo atveju šitas. Tada einame į Curves. Pasidarėte kaip jums gražiau. Man pavyzdžiui tai. Gerai, tada einate vėl paspaudžiate šito layerį, spaudžiate naują layerį pasirinkti, tada pasiėmate, kad pažymėti visus šonus, tada stroke ir tada pasirinkate vieną pikselį inside baltą. Spaudžiate Ctrl+H, matote pasidarė rėmelį, tada einate į ne blending options, į šitos, spaudžiate overlay. Matote, tada pasikeitė tas, permatėme rėmelį dabar su tekstu. Pasirinkite Tahoma 55 dydžio ir rašote savanorių pavadinimą, aš rašysiu pamoka. Štai parašiau, dabar einame į blending optionsus, spaudžiate drop shadow, sumažinate iki 0, opacity iki 50 ir distance 2. Tada einame į gradient overlay, pasidedame skalę iki maksimumo, tada einame tvarkyti spalvas, čia pasirenkame pilką spalvą, galima šviesesnį biškį. Spaudžiame OK. Dabar pasirenkame vėl šį toolą ir pabraukėme linijas, kokį jūs norite dydžio. Tarkim, ir dabar spaudžiate New Layer, perskeliate jį čia, pasiėmate Paint Bucketą, baltą spalvą, nesvarbu, kaip jums gražiau. Tada spaudžiate Overlay ir sumažinate iki 75%. Tada pavirsta tokį. Galite, aišku, su Overlay nespausti, čia pagal jūsų pasirinkimą, bet tada atrodys taip, bet tada jau turite mažinti maždaug iki 30, kad matytus, bet aš tai darysiu overlay. 75. Gerai. Čia, tarkim, rašote Tahoma 11 dydžio pasirinkate, tarkim. Čia spaudžiate known. Ir tada, tarkim, rašote serverio IP. Spaudžiate OK, duplikuojame šitą layerį, nuleidžiame į apačią, čia tarkim bus prisijungia žaidėjai. Ir tarkim gerai, vėl duplikuojame šį layerį, tada nuleidžiame vėl į apačią, nuleidę vėl, tarkim versija. Ir toliau vėl duplikuojate layerius, čia jau kuriate pagal save ten. Jau ką norite. Viskas, pamoka baigta. Ačiū, kad žiūrėjote.